Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas Jaunimo naujienos. Visai neseniai paskelbiau, kad tapau Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos pirmininku ir pakviečiau jūs, brangų žiūrovai, prisijungti prie mūsų susisiekus šiuo elektroniniu paštu info@lgdpartija.lt. Norėčiau padėkoti visiems, kurie susisiekėte su mumis ir prisijungėte prie partijos. Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijoje susikūrė nauji skyriai, narių daugėja. Lietuvos ateitį galime kurti tik susivienyje, veikdami bendrai, todėl didelis ačiū jums. Norėčiau pasveikinti visus su praėjusią vasario 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Valstybės atkūrimo dieną Kapčiamiestyje surinktas vasario 16-osios pėsčiųjų žygis. Į šį žygį suvažiavo daugybė žmonių, kurie nepritarė poligono steigimui Kapčiamiestyje, nes būtent ši bendruomenė tam priešinasi. Kapčiamiestyje visai neseniai įvyko protestas, kuriame buvo suformuota 8 km ilgio žmonių grandinė. Elta primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigado dydžio Kapčiamiesčio poligono Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę. Šiandien Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, dar nesantis tikras, ar antroji pagal dydį valdančiosios koalicijos partnerė Seime palaikys Kapčiamiesčio poligono steigimą. Tai, ką šiandien girdžiu, kol kas nematau, kad Nemuno aušros frakcija palaikytų būtent Kapčiamiesčio poligoną. Trečiadienį žinių radijui teigė Remigijus Žemaitaitis. Po praeitos savaitės aš likau dar labiau nustebęs. Į eterį išleidžiami kažkokie skaičiai, kurie maždaug yra neapibrėžti. Pristato, kad yra įstatymas, bet jo mes dar neturime. Apie ką mes čia galime kalbėti? Jums dar mažai susiskaldžiusios visuomenės, pridūrė jis. Daug įdomių faktų apie steigiamą Kapčiamiesčio poligoną pateikė Seimo narys Ignas Vėgėlė, kuris paprašė prezidento pateikti viešus duomenis, kuriais remiantis priimtas sprendimas steigti jau 10 poligoną. Sveiki tautiečiai. Prieš kelias savaitės kreipiausi Valstybės gynimo tarybą, prašydamas, kad būtų pateikti duomenys apie Kapčiamiesčio poligoną. Na, kalbininkai sako Kapčiamiesčio, žinau, kad vietiniai taria Kapčiamiesčio. Tai štai kėliau klausimus apie tai, ar sprendimas dėl poligono yra priimtas remiantis realiais pagrįstais duomenimis. Tai yra, ar tikrai yra būtinas dar vienas naujas poligonas, turint minty, kad 2022 metais turėjome 6 poligonus, dabar jau turime 9 poligonus, vieną iš kurių ketinama plėsti, na ir dabar sprendžiam, kad reikia dar 10. Tai pirmas klausimas, ar tokio poligono apskritai reikia treniruotėms karių. Ir antras klausimas yra, jeigu poligono iš tiesų reikia, kodėl poligonas turi būti ten, o ne kitur, turint minty, kad prieš keletą metų, kai buvo svarstomas Rūdininkų poligono steigimas, šita vieta buvo būtent atmesta ir pasakyta, kad jinai netinkama kariuomeniai. Ir štai gaunu atsakymą iš Lietuvos Respublikos prezidentūros ir jį cituoju jums. Suprasdami pagrįstą jūsų susirūpinimą dėl planuojamo steigti poligoną ir atsižvelgiant į jūsų rašte keliamus klausimus, pažymime, kad pagrindinė už šio sprendimo įgyvendinimo atsakinga institucija yra Krašto apsaugos ministerija. Klausimai susijęs su Kapčiamiesčio poligono steigimu, jo įgyvendinimo eiga ir kitais su to susijusiais aspektais priskirtini Krašto apsaugos ministerijos kompetencijai, todėl šiuo raštu prašome ją atsakyti į Seimo nario Igno Vėgėlės rašte pateiktus klausimus. Primenu prezidentūrai, primenu ir tam pačiam, kas pasirašė šį raštą, tai yra Davidui Matulioniui. Beje, Davidas Matulionis yra nuo 2025 metų balandžio 30 dienos Valstybės gynimo tarybos sekretorius. Kitaip tariant, jis atstovauja Valstybės gynimo tarybą, kiek tai liečia su trečiaisiais asmenimis pagal prezidento pavedimą, jį skiria Lietuvos Respublikos prezidentas. Tai štai primenu ir prezidentui, ir vyriausiam patarėjui Davidui Matulioniui, gynimo tarybos sekretoriui, kad aš klausiau ne apie įgyvendinimo aspektus. Prieš norint įgyvendinti tam tikrą dalyką reikia visų pirma priimti sprendimą, ar jo reikia, ar ne, ir tik tada pereiti prie įgyvendinimo fazės. Aš klausiau, kad būtų pateikti visuomeniai Valstybės gynimo tarybos svarstyti naujo poligono poreikio ir Kapčiamiesčio poligono vietos parinkimo duomenys bei tų duomenų analizė, kuri buvo svarstyta ten, taip pat ir patį nutarimą. Jokių duomenų apie tai negaunu, jokių duomenų man nepateikia ir pasiunčia mane į
krašto apsaugos ministerija, tai yra krašto apsaugos ministrui. Sako, jūs paaiškinkit, kaip mes tai gyvendinsim. Aš klausiu, ar yra duomenų, kad pateiktų valstybės institucija. Valstybės gynimo taryba yra valstybės institucija, koordinuojanti svarbiausius valstybės gynimo reikalus, darbotvarkę jos, kvietimą valstybės gynimo tarybos narių, rūpinasi tuo Lietuvos Respublikos prezidentas. Posėdžiai valstybės gynimo taryboje yra protokoluojami, nutarimai priimami visų valstybės gynimo tarybos narių balsų dauguma. Visi turi balsavimo teises vienodas, bet valstybės gynimo tarybos sekretorius skiria prezidentas ir jis ir pirmininkauja valstybės gynimo tarybai. Tai kreipiuosi dar kartą jau viešai į Lietuvos Respublikos prezidentą, į valstybės gynimo tarybos sekretorių, kad būtų pateikti klausimai, kurie buvo svarstyti valstybės gynimo tarybai. Neįgyvendinamieji klausimai, bet klausimai, dėl kurių jau priimtas valstybės gynimo tarybos nutarimas ir pagal kurį jau visa sparta vykdoma viešųjų ryšių kampanija, mano supratimu, dėl to, kad kalbam apie 13 sodybų, susitarta su jomis ar nesusitarta su jomis. 13 sodybų yra tik tai konkrečioje Kapčiamiesčio poligono teritorijoje. Visoje poligono teritorijoje bus netoli 90 sodybų patenka į tą teritoriją. Maža to, mes kalbam apie aplinkinius Lazdijų rajono gyventojus, kalbame apie atskiras gyvenvietės, atskirus miestelius, atskirus kaimus, kalbame apie gamtą, kalbame apie mišką, kurį Kapčiamiestyje reikės iškirsti, būtent toje vietoje, kur tariamai galėtų pas mus ateiti priešas per Suvalkų koridorių. Tai per Suvalkų koridorių judant priešui mes iškertame mišką, kad būtų plynė, kad būtų lengva atvykti į Lietuvą, aš taip suprantu. Nes iki tol Seimas priėmė nutarimus, kad netoli sienos ir šalia kelių draudžiama kirsti plynai miškus, tam, kad būtų galima slėptis gynėjams mūsų, kariuomeniai mūsų. Dabargi mes elgiamės visiškai priešingai. Maža to, pačiame Kapčiamiesčio poligone juk neplanuojami jokie gynybiniai įtvirtinimai. Juk gynybiniai įtvirtinimai aiškiai, kaip juodo ant balto parašyta, ten nebus statomi. Tai šitas poligonas reikalingas tik pratyboms. Tada klausimas yra, Lenkai jau įgyvendina tą vadinamąją oro gynybos sistemą, didžiulę už keletą milijardų eurų. Estai pradeda statyti gynybos įtvirtinimus pasienyje, nori užsitikrinti, kad jų valstybė būtų saugi, kažkas panašaus, kas buvo Mannerheimo linija Suomijos, kuri sugebėjo atsilaikyti prieš Rusijos invaziją. O mes tuo tarpu prieš visus šitus sprendimus, realius gynybinius sprendimus, mes svarstome apie treniruočių poreikį, kuris yra išaugęs treniruočių vietų skaičius, pasirengimo kariuomenės skaičius nuo 6 iki 9 šiais metais ir siūlomas dar ir 10. Ir jokio poreikio, jokios analizės. O valstybės gynimo taryba atsisako net pateikti duomenys, kurie buvo tenai svarstyti. Kyla natūralus klausimas, kodėl valstybės gynimo tarybos sekretorius, atsakydamas į klausimą dėl valstybės gynimo taryboje priimtų nutarimų ir jų duomenų priimant tuos, kurie nėra slapti, vėl pabrėžiu, yra tam tikra dalis galbūt ir yra slapta, kiek tai liečia gynybą ir krašto apsaugą, bet visi kiti duomenys, tai yra kiek ten yra sodybų, kiek miškų reikės iškirst, kokios yra saugomos teritorijos, palyginamoji analizė su kitais, kiek yra užimtumas buvusių ir esamų poligonų ir taip toliau, šita informacija yra vieša. Tai šitos informacijos nepateikimas, atsisakymas pateikti ir pasiuntimas krašto apsaugos ministro aiškintis reiškia ne ką kitą, mano tokia yra prielaida akivaizdi, tiesiog tokių duomenų buvo nepateikta valstybės gynimo tarybai prieš priimant tokį sprendimą ir šitas sprendimas, kuris yra priimtas, yra pagristas kažkokiais tai duomenimis, kurie neturi pagristų kariuomenės poreikių ir pagristų aiškinimų, kur būtų tikslesnė ir tinkamesnė vieta. Tai tokios peršos išvados. Užmeskime akį į įdomią diskusiją tarp Rimo Jankūno ir Eugenijaus Gentvilo, kurioje buvo diskutuojama apie Europos parlamento rezoliuciją dėl LRT, kurie iš esmės kišimasi į Lietuvos vidaus reikalus. Gerbiamas Eugenijau, aš pasakysiu, kad jūs ne tik žaidžiate žmonių nežinojimu, bet jūs ir pats nežinote. Ar jūs skaitėte rezoliuciją, ar matėte, kokias sutarties straipsnius referuoja? Taip, aš sutinku, kad ES teisė yra nacionalinės teisės dalis. Bet
ES teisė yra aiškiai apibrėžtos ribos. Pažiūrėkite ES sutartis, kas priklauso ES teisėjai ir kas nepriklauso. Jūs dabar pažiūrėkite į tą pačią rezoliuciją, į ką tenai referuojama. Referuojama į ES sutarties 2 straipsnį. Atsiverskim, paskaitykim, kas parašyta. Sąjunga grindžiama pagarba žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisiniai valstybei ir pagarba žmogaus teisėm. Tai palaukit, tai visas LRT reformos tikslas yra būtent šitą. Toliau pažiūrėkit, ką jie grindžia toliau savo preambuliai. Nurodo ES funkcionavimo sutarties 228 straipsnį. Tai atsiverskit, kas ten parašyta. Ten parašyta, jeigu Europos komisija mano, kad valstybė narė pažeidė savo įsipareigojimus pagal sutartis. Tai palaukite, tai kur čia Europos komisija, kas čia dabar Europos parlamentas, kuris pirmą priėmė rezoliuciją, po 11 dienų pasikvietė tendencingai vieną kitą Lietuvos atstovą paklausyti. Toliau žiniasklaidos teisės aktai jie nurodo 5 straipsnį. Pažiūrėkime, kas tem straipsnį parašyta. Finansavimas turi remtis objektyviais kriterijais. Tai palaukit, koks objektyvus kriterijus yra reikalingas konkuruoti LRT su komercinėmis televizijomis. Koks poreikis objektyvus verčia samdyti laidoms vesti privačios televizijos vedėją? Jeigu jūs remiatės europiniais aktais ir meluojate, blefuojate, tai į sveikatą. Tada noriu pasakyti, yra Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo 2003 nutarimas, kuriuo remiantis yra pasakyta, kad kai kurioms institucijoms, ten kalba eina apie generalinę prokuratūrą ir generalinį prokurorą, bet taikytina ir LRT bei jo generaliniai direktoriai, gali būti priimami pakeitimai dėl jų atleidimo iš pareigų. Tačiau tokie pakeitimai įsigalioja tik pasibaigus to pareigas einančio asmens kadencijai. Su gerbiamu Eugeniju, kaip mes galim diskutuoti, žiūrėkit. Aš sakau, kad Europos parlamentas įsikišo į Lietuvos vidaus reikalus. Pasakau konkrečius argumentus straipsnių. Vietoje atsakymo jisai kalba apie 2003 metų Konstitucinio teismo nutarimą. Man atrodo, kad dar metai supainioti, bet man reikia patikrinti, nes 2006 buvo, aš jį gerai žinau. Tai klausykit, jeigu tai yra Konstitucinio teismo nutarimas, tai prie ko čia Europos parlamentas? Tai nežinau, ką aš čia turėčiau diskutuoti. Šioje diskusijoje Eugenijus Gentvilas padarė elementarią loginę klaidą, pažeisdamas logikos 3 dėsnį. Negalimo 3 dėsnis. Šis fundamentalus klasikinės logikos principas teigia, kad teiginys yra arba teisingas, arba klaidingas. 3 galimybės nėra. Tad Rimas Jankūnas ir Eugenijus Gentvilas diskutavo konkrečiai apie Europos parlamento rezoliucijos straipsnius, kuriuos Rimas Jankūnas ir pakomentavo. Tačiau Eugenijus Gentvilas vietoje to, kad pasakytų, ar jie teisingi ar neteisingi, davė visiškai atsitiktinį Konstitucinio teismo sprendimo pavyzdį, apie kurį net nebuvo diskutuota. Tokie pavyzdžiai tik dar kartą parodo tam tikrų Seimo narių suvokimo lygį. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.